Pamoviau agurką, padėjau po šaką vietoj maistinės šakutės, nes nuo šakutės nusimauna ir pakyla, o po šaka nuėjęs galės pakilti ir žievė likti apie šaką ir niekur nepakilti. Pirmais buvau ant šakutės padėjęs į centrą, gerai filmuoti, bet dugno nesimatė kaip koridorai nerši. Va, ir pigmėjus praplaukė. Kadangi šiandien žuvis gaudžiau, jos buvo išsiganusios, tai dabar daviau žuvų. Va, matot, koridoras neria į dugną kirmėlių šiuo atveju, grindalų iki pat akių. O gaudant aš mačiau, kaip į tą kvarsą susilenda visas, tik uodega lieka. Dėl to koridorams aštrus gruntas negali būti. Akmenukai bet kokie gludinti yra gerai, smėlį jie iš visą eitų iš protą, bet smėlį giliau rūksta. Tai va, iki akių vara. Ieškodama grindalų, kuriuos ką tik suleidau. Ir va, pavyzdžiui, tai pardami jie išrausia gruntą. O ant agurką krevetę susipūlė iš karto, čia mano paprasčiausių, tiesiog raudonų akvariums. Ne geriausių, nors jau matau ir esu suleidęs ir į bordo pusę. Čia priekį va duodas jaunas koridoriukas, kairė dar yra vienas jauniklis. Dabar akvariume dar porą, nes ikrus deda labai daug. Bet aš laukiu, kada snieguolės, tai man patinka tų snieguolių spalva. Va, vienas pareina iš galo dabar ant stiklo, nežinau, ar įlys į kadrą, dabar yra kol kas per aukštai. Turiu 5. Šiandien priekį čia mačiau 4. Kita pareina, va, uodega įlenda į kadrą. O, leidžiasi, o, praėjo žemiau. Ir nuėjo stiklo. Kits leidžiasi vat nuo šakos ten. Fokuso aš nekeisiu, fokuso išjungiau, autofokuso palikau rankinį. Filmuoju su pro, kad matytųsi. Vienoj vietoj suvedžiau į agurką. Va, abudu jauni koridoriukai centre. Kelis ikrus kartais įmetu į mailiaus akvariumą prie krevečių, kur žuvis nesuėda ir jau vat auga. Tai šiandien porą koridorų atidaviau ir atidaviau 10 galaksių. O akvariume vyksta veiksmas. Ir grunto čia yra, kadangi augalai vazonuose. Dėžutės. Tai grunto čia yra nuo šitoj vietoj 0,5 centimetrų. Kad šamai gerai galėtų išneršti tą vietą, kur krenta maistas. Maistą dedu per šėryklą, jeigu granulės kokias nors, o grindalus kaip paleidė, tai jos srovė po visą akvariumą, nes nors vizualiai nesimato srovės, vis tiek yra nuo filtro ir juos išnešioja. Tai va, taip ir gyvenam. Filmuoju su nauju telefonu 4K. Sukelsiu YouTube, pasižiūrėsiu. O rudeniui keisiu daug ką. Rudeniui keisiu. Ir dėsiu, kaip viršui pasibandžiau su kubais. Taip ir apačioj dėsiu pogruntį. Dėsiu šitą kvarcą ir ant viršaus, manau, juodą JBL Manado Black. O kas įdegė tam mažajam koridoriukui, jis ratai susisuko. Ir pasislėpė, ieškojo, kur pasislėpti. Gerai, 5 minučių užteks.